bet neturim laiko pabendrauti, padėkoti savo kūnui. Kūnas šitame gyvenime duotas tau, kad tu galėtum kvėpuoti, kad tu galėtum girdėti, kad tu galėtum eiti, kad galėtum paliesti. Ir kūnas, kai nėra išgirstamas, jį vieną dieną pradeda skaudėti. Ir skaudėti tik tai todėl, kad tu skirtum dėmesio, laiko būtent jam. Taigi ši meditacija bus skirta, kad sutelktum savo mintis ir dėmesį į savo kūną. Ir galėsi mintimis sau už tai padėkoti. Taigi, sutelk dėmesį į savo pėdas, į savo kojas. Ir nors kartą ar kada pagalvojai, kiek per gyvenimą tūkstančių kilometrų nuėjai, kiek beeidamas, galbūt suklupai, atsikėlei ir vėl ėjai. Bet nors ar kartą savo kojoms padėkojai joms už tai, kad jos tiesiog yra. Taigi sutelk visą dėmesį į savo pėdas ir pajausk ten šilumą, nes šiluma tai ir yra meilė joms, tavo pėdoms. Padėkok joms už tai, kad jos yra tokios, kokios yra. Net jeigu šiandien turi daug gyvenime iššūkių su savo kojomis ir galbūt negali taip judėti, kaip judėjai 15 metų, 20. Nesvarbu. Svarbiausia, kad tu dabar gali joms iš visos širdies padėkoti. Dėkoju tau, kad esate. Dėkoju tau, kad galėjau tiek daug nueiti. Aš atleidžiu sau, kad pykau ant jūsų, kad negalėjau kažkur nueiti. Bet aš atleidžiu sau, atleidžiu tau ir dabar žinau, kad jums trūko mano meilės ir dėmesio. Kilk aukštyn, lyg kiltų energija per tavo kojas ir sutelk dėmesį į savo tą zoną, kai tu sėdi. Na, pavadinkim ją uodegikauliu. Tai yra tavo šis. Ir niekada turbūt nepagalvojai, kad reikia padėkoti savo pagrindiniai ašiai, nes iš šitos ašies išeina tavo visas stuburas. Stuburas tai yra kaip tas visas gyvenimas. Aš dėkoju tau, stubure, kad esi toks stiprus. Aš dėkoju tau už viską. Ir aš atleidžiu sau, kad pykau ant tavęs. Pykau, kad buvo skausmas. Bandžiau kovoti, kažką daryti. Bet dabar aš suprantu, tiesiog tau trūko šio dėmesio.
Dabar gali rankomis paliesti, sudėti savo delnus ties pilvo zoną, ten, kur yra tavo visa virškinimo sistema. Ar kada pagalvojai, ar kada padėkojai, kiek daug maisto praeina per tavo organizmą. Ir tas maistas virsta stebuklu. Tavo kūnas yra aktyvus, judrus, judantis. Taigi dabar sutelk dėmesį į savo pilvą ir padėkok. Aš dėkoju tau, mano mylimas pilve. Dėkoju mano visiems organams, žarnynui, inkstams, kepenims ir visiems kitiems. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Dabar rankas gali uždėti ant savo krūtinės ir padėkoti savo plaučiams, kurių dėka gali šitame gyvenime kvėpuoti, įkvėpti ir iškvėpti. Ar kada nors pagalvojai, kiek kartų jau per gyvenimą tiesiog įkvėpi ir iškvėpi. Ir šis visas kvėpavimas vyksta savaime. Nereikia nieko daryti. Tiesiog viskas vyksta. Aš dėkoju savo plaučiams. Aš atleidžiu savo, kad pykau ant jūsų, kai sirgau. Bet tik todėl dabar suprantu, jog aš neskyriau tiek dėmesio. Ir pajausk, kaip užlieja šiluma. Dabar pajausk, kaip plaka tavo širdis. Ar kada nors pagalvojai, kiek kartų ji plaka? Aš dėkoju tau širdyje, kad tu plaki. Aš myliu tave. Aš priimu tave. Ir aš atsiveriu. Nes širdis yra tavo vartai, pro kuriuos tu kiekvieną dieną atsikėlęs praeini ir nežinai, kas tavęs laukia, kas bus, nes tu pasitiki savo širdimi, pasitiki tuo, kas įvyks šią akimirką. Taip, galbūt yra daug skausmo, nuoskaudų. Atleisk savo už tai ir padėkok iš visos širdies, kad visos patirtys, visos situacijos buvo reikalingos tik tam, kad tu sugrįžtum į savo kūną. Pajausk, kaip dabar užlieja šiluma ir jį teka per tavo rankas ir pasiekia tavo plaštakas. Pažiūrėk į savo rankas ir padėkok joms. Dėkoju tau rankos, mielos rankos, kad jūsų pagalba aš galiu viską daryti, liesti, gaminti, kurti. Dėkoju jums, kad esate. Aš labai jūs myliu. Ir pajausk, kaip užlieja tavo delnus, tavo meilė, tavo šiluma. Pajausk, kaip gera žinoti, jog jos, jeigu kada nors prašė tavo dėmesio, tu tik ant jų pykai, nes tau atrodė, kad kažkas ten vyksta, kad skauda,
bet iš tikrųjų jos prašė tavo štai tokio dėmesio, akimirkos, vienos akimirkos. Dabar apkabink savo pečius ir pajausk, padėkok, kad jie taip pat pasitarnavo šitame gyvenime tau. Kiek patirčių, įvykių, kiek atsakomybės uždėjo ar ne ant savo pečių, kur galima buvo visai kitaip viską sudėlioti. Pajaus, kaip užlieja šiluma tavo pečius. Pajaus, kaip ta meilė užpildo tavo pečius. Ir koks nuostabus jausmas užlieja tave. Atrodo, kad akimirkoje viskas nukrenta nuo tavo pečių. Nes tu dabar pamatei, prisilietei prie jų. Tavo kaklas, kuris kiekvieną dieną juda, kuris nukreipia tave. Ar kada nors jam padėkojai? Dėkoju tau, kakle, dėkoju tau, kad esi. Aš myliu tave. Aš atleidžiu sau, kad pykau ant tavęs. Dabar žinau, kad tau tik trūko dėmesio ir meilės. Pajaus, kaip tame kakle užlieja šiluma ir taip pat suharmonizuoja šią energiją tavo balso stygas. Viskas, kas nebuvo išsakyta, ištirpsta. Viskas, kas buvo išrėkta per pyktį, agresiją, taip pat viskas ištirpsta. Dėkoju jums, stygos, kad galiu kalbėti, kad galiu dainuoti, kad galiu pasakyti tai, ko noriu šitame gyvenime. Dėkoju. Dabar tavo veidas, tavo oda, visa tavo oda, ne tik veido, bet ir tavo kūno. Ar kada padėkojai savo veidui, visai savo odai, antakiams, akims, nosiai, lūpoms, dantims ir visiems kitiems organams. Štai, kad jie yra, kad tu gali per savo veidą pamatyti šį pasaulį, kurį tu kuri. Aš dėkoju savo veidui, aš dėkoju savo odai, aš dėkoju akims, per kurias matau tikrą savo gyvenimą. Čia fiziniam gyvenime. Aš dėkoju savo kvėpavimo takams ir nosį, už tai, kad galiu užuosti kvapus, įkvėpti ir iškvėpti. Aš dėkoju savo dantims, kur galiu kramtyti įvairiausio skonio, dydžio maistą. Aš dėkoju savo lūpom gražiom. Kai aš kalbu, jos tiesiog juda. Aš dėkoju savo ausims, kurių pagalba girdžiu viską, kas vyksta tiesiog savaime. Aš dėkoju savo vidiniams akims ir vidiniams ausims, kur galiu matyti subtilų pasaulį ir žinoti, kad nėra tik vien
materialus pasaulis. Aš dėkoju. Aš dėkoju savo plaukams, kurie taip gražiai mane puošia, kurie tiek daug suteikia man vidinio pasitikėjimo savimi, spindesio. Dėkoju, dėkoju, kad esate. Aš dėkoju savo kvantiniam laukui, kurį jaučiu kiekvieną dieną ir dabar. Mintimis nukeliauk į savo širdies centrą ir pajausk, koks tu esi, koks yra tavo kvantinis laukas. Pripildyk jį beribę meilę, šilumą. Ir pajus, kaip visas kūnas vienu metu pradeda kaisti, nes tavo kūne teka tavo meilė, tavo šventykla. Ji dabar pradėjo spindėti. Tu prisiminiai, kad ji tokia yra. Ir esi jai iš visos širdies, iš visos sielos gelmių dėkinga, kad tu per šį kūną gali gyventi šį gyvenimą, kurti tai, ko trokšta tavo širdis. Apkabink dar kartą stipriai save ir iš visos širdies padėkok sau už tai, kad esi. Dėkoju, dėkoju, dėkoju sau, kad esu čia ir dabar savo šventykloje.